Gerą dieną, ponios ir ponai. Šiandien va tokia apsiniaukus diena, lietaus debesis tokie kaupėsi. 21 laipsnis šilumos už lango. Tie debesis yra palankus man šiandien, kadangi važiuoju į sodus esančius prie Draseikio karjero. Ten yra toks ežeriukas ir pliažas. Pabandysim panerti ten ir pažiūrėsim, kasgi ten dugne guli. Greičiausiai, kad kažkokių daiktų ten tikrai bus, nes ežeriukas, tas karjeras yra senas. Soda jau stovi senai. Tai manau, kažką ten vis tiek įdomaus pakelsim. O jeigu pakelsim, tai būtinai ir su jum pasidalinsim. Tai kol kas tiek ir susitiksim greitai prie ežeriuko. Neriam, ieškom, randam. Ponios ir ponai, gerą dieną dar kartą. Parodysiu jums tik objektus tuos, kuriuos man pavyko gerai nufilmuoti ir kurie be abejo yra verti dėmesio. Tų šiukšlyčių visų, manau, kad nėra tikslo, nes tas filmas išeitų turbūt valandą. Nu tai ką, važiuojam. Ir čia turim pirmą signalą. Toksai silpnokas buvo, duslus signalas. Ir pas mus iškrito va toks va švino gabaliukas. Kažkas naudoja jį kaip žūklės priemonė. Dedam maišiuką ir žiūrim, kas aplinkui. Ta vieta yra dar vienas signalas. Ir šįkart pas mus iškrito keistas dalykas. Kam yra dabar 40-50 metų, tikrai prisimena šitokį įrankį, kurį turėjom kiekvienas, kas turėjom dviratį. Vadindavom jį daugiarakčiukiu. Karts nuo karto išlendu pasižiūrėt, nes žmonės būna, kad maudosi, kad nemaišytis jiems. Ir kad pasižiūrėt, kurioje vietoje maždaug randėsi, nes po vandeniu kartais sukėsi, susisuka galva. Reikėtų iš tikrųjų kompasą turėti. Čia dar vienas signalas buvo toks paviršinis ir pas mus iškrito tokia va blizgė. Ne blizgė, galima sakyti, sukrė, arba kaip vadinam liaudį nepsą. Įdomus čia derinys padarytas iš tikrųjų. Didelis trišakis kablys ir sunkus švinas prie pat tos vietos, kur užsikabina pavadėlė. Žinau, tokio sunkių švinų reikia, nes čia dugne vien tik žolė, tai kažkaip tai turbūt tik žolė ir traukti, todėl ir naroja. Ką, judam toliau. Dar vienas signalas. Šitas objektas giliau truputį gulėjo, reikėjo truputį pavargti, kad iki jo dasikast, bet aišku buvo verta. Nes šįkart pas mus čia ne švinas, o turim šįkart 1991 metų 2 centus. Kad moneta ir dažnai pasitaikanti tiek laukuose, tiek vandeny, bet visada yra smagu pakelt monetą. Judam toliau. Visai netoli žmonių aš čia nardžiau tą dieną, nes debesis prasisklaidė ir susirinko iš sodų gyventojai papoilsiaut, papramogaut ir pasimaudyti. O šįkart pas mus iškrito tokia vadinama pjautinė blizgė. Su tokiamis upėse salačius gaudo. Čia kažkaip irgi matau labai sunkios tos blizgės. Nežinau, gal čia mėgsta plėšrūnai tokias sunkias ir palei dugną velkančias blizgės, bet įdomu, kaip čia galima pagaudyti tokiai žuviai. Nu, turbūt jie moka, kas čia gaudo. Dar vienas signalas. Tas netoli buvo, negiliai.
Tai vis negalėjau niekaip pagauti iš karto. O čia yra dar vienas švininis svarelis, toks va, 2 uncijų. Kažkam nutrūko. Taip, šalia buvo dar vienas signalas, visai šalia to švininio pirmo svarelio 2 uncijų. Ir čia mes turim lygiai tokį patį 2 uncijų švininį svarelį. Įima. Taip, jau geras signalas nuskambėjo. Tai skambus ausy, maloniai skambėjo garsas. Žiūrim, ką mes čia šįkart turim. Sunku matyti, nes aplinkui daug smulkių detalių apie akinius laksto. Bet šįkart mes čia turim 1 euro centą. Truputį jau apsinešęs, jau čia senokai guli. Bet dar matyt eina. Žiūrėt, kas per moneta. Taip, čia jau truputį gilesnį vietoj dabar randamės. Atokiau nuo pliažo. Bet tose vietose irgi. Žmonės iš valčių galbūt kažką pametė. Galbūt nuo ledo žvejodami kažką paliko, užsnygo, ledas nutirpo ir nugrimzdo į ežerą. O čia turim dar vieną šviną, toks įdomiai padarytas. 2 karoliukai iš vienos pusės, iš kitos šviečiantis. Turbūt su kažkokiu tikslu jie čia buvo parišti, bet nežinau iš tikrųjų, koks tas tikslas šitų 2 šviečiančių karoliukų. Jeigu ką žinot, palikit komentarą, kodėl yra paliekami prirašomi šitie karoliukai. Čia su pinu kažkas atsitiko, paprasčiausiai neįsijungia. Galvojau, gal kraudamas blogai užsukau dangtelį, bet patikrinau, atrodo viskas gerai. Tai teko ranka bandyti paimti tą objektą į saują. Kas vaikštot su detektoriais, puikiausiai žinot, kad ir laukuose yra jau sunkoka surast, kada nėra pino, o po vandeniu, patikėkit manim, yra dar sudėtingiau. O čia turim dar vieną pjautinę blizgę. Toliau iš tikrųjų dabar įdomus radinys toksai. Prisiminiau jaunas dienas, mokyklos laikus, kada žaisdavom su tokiom ragatkėm. Ir šaudydavom tais vadinamais pinčikais, kurios pasidarydavom iš vielos. Pajudėjau keletą metrų, vėl bandau įjungti piną, bet neįsijungia. Žiūrėjau korpusą, galvoju, gal kažkur yra pažeidimas, kažkoks vanduo praėjo ar dar kažkas, bet ne. Nieko vizualiai nesimato, dangtelis gerai užsuktas, bet paprasčiausiai pinas nustojo veikti. Dar kartą pabandžiau įjungti ir įsijungė. Kažkas tai mistinio iš tikrųjų nutiko tam pinui tądien, arba nežinau, arba srovės jame mažai buvo, galbūt jau baterija baigė išsikraudinėti, bet šiaip neriam, ieškom, randam. Jie laiko gan ilgai ir kiekvieną kartą jų kraut nereikia, bet paprasčiausiai nustojo veikti ir negaliu pasakyti, kas jam buvo atsitikę. Tai vėl buvo geras signalas ir rankoje yra dar vienas 91 centas pagamintas iš aliuminio.
Taip, vėl geras signalas. Ir šį kartą iš tikrųjų labai įdomus radinys, kurio tikrai šitam vandens telkiny nesitikėjau. Ežere galbūt, bet kad karjere, kuris čia yra ne taip seniai, tai iš tikrųjų įdomus ir neeilinis radinys. Taip, iš pirmų kartų painu, ieškau tarp dumblo aš jo. Na, dabar jis jau pas mane rankai. Tikrai nesitikėjau, kad toks didelis objektas taip sunkiai jį surasti. O čia pas mus yra saga. Ir saga, broliai ir sesės, yra su vyčiu. Įdomus radinys šitam vandens telkiny tikrai. Tikrai buvau nustebęs, esu radęs tokių tarpukario, bet čia šitas saga yra ne tarpukario, o iš šiuolaikinės uniformos, bet vis vien įdomus radinys. Na ką, priartėjau arčiau pliažo ir vėl pas mane signalas. Labai ryškus, stiprus ir kaip supratau iš karto, kad objektas yra nemažas. Ir kai jį pamačiau, iš tikrųjų pagalvojau, kasgi čia dabar yra. Iš tikrųjų gan įdomus objektas, net nežinau, kas čia yra, nuo ko čia buvo. Viena pusė viršutinė kaip ir aliuminio, kita kaip ir bronzos, bet taip ir nesugebėjau suprasti, nuo ko galėjo būti šitas daiktas. Dar vienas signalas arčiau pliažo. Kaip supratot, jau ne pats didžiausias objektas, kada pasaulyje va taip reikia žvyrą vaikyti iš vienos pusės į kitą, bet galima atskirti. Ir pamatęs šitą objektą iš tikrųjų, pas mane galvoj tik tai viena mintis susisuko. Turi būt kažkur šalia. Įdedam į maišelį radinių ir bandom surasti, ar tikrai šalia kažkas turėjo būti. Ir signalas vėl ryškus. Bandau surasti tarp to dumblo, nes nelabai matosi kas. Per kamerą kažkaip geriau matosi galbūt negu po vandeniu. Pagaliau suradau šitą objektą, bet dar iš tikrųjų nemačiau, kas rankų yra, nors čia jau matosi, paskui jau pamačiau. O tai, vyručiai, yra sidabrinė grandinėlė. Sidabrinė grandinėlė, užsegimas gulėjo šalia ir grandinėlė nukrito irgi šalia. Tai teisingai pagalvojau, kad jeigu yra užsegimas, turi būti ir grandinėlė. Tai šį kartą pasisekė. Pirmas sidabras iš vandens. Tai wow, super. Labai nudžiugau suradęs šitą grandinėlę. Taip, čia jau matot netoli pliažo visai, nes jau toks gražus žvyriukas. Paskui jis pereina į smėlį, o giliau jau prasideda dumblas. Ir čia mes turim 10 centų. Eilinė moneta, važiuojam toliau. Vėl signalas. Kartais iš vieno karto neina pagauti su pinu, o aš kažkaip tai pradedu abejoti pino darbu ir vis patikrinu, ar jis tikrai įsijungia. Ir veikia, nors ir signalo, kad įsijungia, jisai aš iš rankų jaučiu, kad suvibruoja. O čia, ponios ir ponai, dar keistesnis radinys negu saga su vyčiu. O
Va toks va ženklas. Arba jis karinių oro pajėgų, arba policijos, tiksliai nežinau, bet jeigu kas žino, tai palikit žinutę. Įdomus radiniai šitam vandens telkiny, tikrai tokių radinių čia nesitikėjau. Bet wow, faina rast tokios dalykus, kurių paprastai laukuose nėra. Dar vienas signalas. Bandau surasti dumblo objektą, bet sunkiai seka šį kartą. Nors atrodo ir negiliai, bet labai sudėtinga buvo surasti. O čia mes turim, tokią va, blizgę. Dar įsisegė kabliukas truputį į pirštinę. Apsinešus, bet va puikiausiai nusivalo. Tokia va blizgė. Kažkam nutrūko. Čia radau lankelį plaukų. Jau senai jisai guli čia vandenį, visas kriauklėm apėjęs, dumblais, apsinešęs. Kažkas pametė, aišku, detektorius jo neima, nes jis iš plastiko. Šiaip vizualiai galima pastebėti irgi. O čia mes turim dar vieną monetą aliuminę iš 1991 metų ir va, vizualiai galėjot matyti. Va toks va didžiulis arba auskaras, arba apyrankė, nežinau, bet čia nesidabrinė, aplinkui akutės, bet čia bižuterija tokia, iš metalo padarytas, bet blizga tai gerai. Dar vienas signalas, kuris irgi negiliai buvo. Būna kartais sudėtinga surastis. Ypač jeigu žvyras yra, tai daug spalvų, visokių akmenukų ir sunku susigaudyti. Kaip dabar matėt, galvojau, kad čia šitas objektas jau yra pas mane rankoje, bet iš tikrųjų moneta, bet jau labai apsinešus jinai. Nu ką va, tiek tų radinių iš pirmo karto. Jau monetos per valandą. Visas surinktas, va toks ženkliukas įdomus. Saga su vyčiu. Nežinau, čia tarpukaris ar čia šiuolaikinė, reikės pažiūrėti. Sidabrinė grandinėlė. Ilgoka. Jau senai dugne guli visa juoda. Ir va tokia va apyrankė bižuterinė. Čia tikrai nesidabrinė jinai. Ar čia auskaras, gal toks buvęs didelis, nu neaišku. Čia kažkoks įdomus daiktas. Nežinau, nuo ko čia buvo kas. Čia matot rogatkė. Blizgių keletas. Dar viena čia. Svoriai. Ir šiukšlių. Iš tikrųjų šiukšlių čia mažai. Kas labai faina. Nereikia dažnai kilti viršų ir išnešinėti didelių šiukšlių. Tai kol kas tiek. Pasinėrus atgal į vandenį, neužilgo buvo vėl geras signalas. Bandžiau įjungti piną, bet taip jis neįsijungė. Nusprendžiau, kad neverta be pino tęst paieškas, tai susikrojau ir išvykau namo. Ką čia mums pavyko pakelt, patys matėt. Nustebino sidabrinė grandinėlė, pirmas sidabras iš dugno. Nu, ką jums visiems noriu palinkėti, nei kamštelio poryte, likit visi sveiki ir jau greitai susimatysim kažkur kitam vandens telkiny arba laukuose. Neriam, ieškom, randam.